Įrašas. Taip, Labas. sveiki. Kam laba diena, kam labas rytas. Žinau, kad iš Anglijos gal rytas, kas žiūrės įrašus, gal bus ir labas vakaras. Tai sveiki visi, mūsų Kundzėja Start turbūt viduryje. Labai džiaugiuosi, kad jūs dar aktyviai dalyvaujat, kad judat, darot praktikas, užduotis ir svarbiausia einant link rezultato. Tai šiandien mūsų susitikimas ypatingas, ne tik dėl to, kad tai mėnesio pradžia, ne tik dėl to, kad tai yra kalėdinio mėnesio laikas, bet ir dėl to, kad sakau, neįpusėjus, noris ir pafiksuoti kai kurios rezultatus ir šiandien kalbėsim viena svarbiausių turbūt temų versle. Tai yra apie jūs, jūsų savijautą ir kaip jūsų gyvenimo būdą galima gražiai integruoti tam, kad rezultatai versle irgi gerėtų. Tai mes tradiciškai pradėsim nuo keletą momentų, žiūrim, ką turim aplinkui, kas pas jūs per eteriniai aliejai ar produktai šalia, kas ką turit. Aš tai noriu šiandien godžiai pasiimti. Tai pasirodykit, pasidalinkit, kas galit iš kolegų paprašysiu pafilmuoti, pafotografuoti mus. Taip, kažką Believe matau, o Divine pas Vilmą, pas Jurgitą nematau, kas Marija, pas jūs Believe, kaip fainiai. Taip, labai džiaugiuosi pas Inga Gudinaitė, ten visa ranka matau, čia gal Ramunėlė, taip spėju, tik tais iš vizualo. Taip, gerai. Kas pafotografuokit mus visus? O, kalendorius pas Vilmą. Kaip smagu mano kalendorius kitam kambarį. Taip, Gintarė, Joy turbūt, fainiai, Jurgita, Manify Your Purpose. Oi, kaip šitą mėgsta terinėliejų. Taip, gerai, o Abundance, nematau Abundance pas nieką, mūsųgi Abundance dar vis tęsiasi, ar ne? Etela, kiek žinau, sakė. Taip, gerai, kas neturite Abundance, tai dar paieškoti. Yra bandans. Yra, Pas gerai. mane, taip, tik Ai, Ona, nerodo. taip, jo, nes ne visur žiūriu, smagu tada. Tai kas dar Abundance neturit šalia, tai būtinai per susitikimą mūsų dar prigriepkit jį. Ir kas ką darom, įkvepiam, išgeriam. Aš su jumis ragausiu kartu, kol jūs tuoj pat kalbėsit. Mhm. Taip. Ar jūs matot skaidrės gerai? Gerai matot, ar ne? Gerai man. Mhm. Taip, tai man tai jos jų nerodo taip, kaip aš noriu. Vieną sekundę. Taip, gerai. Tai kol jūs kas ką ragaujat, kas tepatės, mes įkvepiam, įgaliai iškvepiam, nepamirštam, kad turim ir ne tik įkvėpti, ir iškvėpti. Ir pradedam mūsų susitikimą, pasiruoškit ir užrašus. Šiandien daug darbuosimės. Mhm. Taip, tai dabar, kas užuodžiat, kas atsigeriat, įsivertinkit savo praeitos savaitės veiksmus, rezultatus nuo 0 iki 10. Jeigu turit užklausas kokias ir jum kyla, tai bendrame čate mūsų Kundzėja Start visada klauskit, mes juos paakumuliuosim ir tikrai atsakysim arba čia ir dabar su lyderiais, arba paimsim kaip panagrinėjimui per mūsų susitikimą. Tai laukiu komentaruose, kaip vertinate savo praeitos savaitės veiksmus, kaip jums sekėsi veiksmus ne šiaip apie viską, bet konkrečiai veiksmus versle link savo tikslų ir rezultatus kartu sudėjus. Tai nepasikūklinkit, tikrai žinau, kad mėgstam mes kartais nedavertinti savęs, tai objektyviai, realiai, nei per daug, nei per mažai, rašykit balus, kokia čia mūsų būsenos,
Va, ir devintukų, ir dešimtukų, ir septintukų yra, visi įsivertinimai yra gerai. Šiandien daugiau kartų mes vertinsimės, tai noriu pasakyti, kad tai nėra kaip mokykloje pažymys, balas, o tai yra mūsų tiesiog pafiksavimas, kur esame. Aš neprisistačiau, esu Jolanta Puzienė, esu Young Living pagal visą hierarchiją. Ir va čia, ką matote, dabar mūsų mokymai skirti Kunzėja Start. Aš esu nuo apačios trečia pozicija, tai yra Deimanto rangas. Organizacijų iš viso yra apie 7000 narių. Deimanto rangas tai yra, kai lyderių yra 20-30 žmonių, kurie jau daugiau negu, dvigubai negu vidutinis lietuviškas atlyginimas uždirba šitam versle. Toliau verslo mano komandos nariai, visa geografija yra, kažkada skaičiavau, virš 50 šalių. Ir dabar jau yra 12 metai, kaip esu Young Living, o Deimanto pozicijoje jau esu 5 metai, berods, 5 metai. Tai laikas lipti jau į sekantį laiptelį ir tikiu, kad su dauguma iš jūsų mes per ateinantį sezoną tikrai tą padarysim. Grįžtu prie Senior Star. Mes šituose mokymuose esam tam, kad jum lengviau pasiekti būtų jum ir jūsų jau komandos nariams būtent Senior Star rangą, tai yra 2000 OGV PV taškų apyvarta ir jūsų asmeninė 100. Tai jeigu taip pažiūrėti, iki Deimanto yra vos tik 5 laipteliai, tačiau OGV skaičius, jis ne tai, kad iki Silverio, galima sakyti, dvigubinasi, o vėliau jau ten ir trigubinasi ir maždaug 2-3 kartus kiekvienas laiptelis yra didesnis rangas. Tai šiandien mūsų tema kaip tik bus apie sveikatinimosi planą. Iš to, ką turit po ranka, pasižiūrėkit, žvilgterkit truputėlį, kurioj sveikatos sistemos srities dalyje esat dabar. Aš galiu pasidalinti, mano didžiausias iššūkis nėra, kad miego kokybė, bet miego trukmė. Labai ypatingai fokusuoju dėmesį, kad miego trūkumas gali būti maksimum 10-15 minučių iš geros normos teisingam atsistatymui. Tai jūs pasižiūrėkit, kuris sritis sveikatinimosi jum šiuo metu aktuali ir tuos produktus, kuriuos turit po ranka, ar tikrai kasdien juos turit šalia. Taip. Toliau, grįžtant į mūsų Senior Star, štai, Senior Star pajamos yra vidutiniškai apie 500 eurų, taip gali būti ir daug mažiau, priklauso nuo to, kaip greitai tas rangas padaromas. Ypač aš kviečiu derinti ir greitį, todėl kad kuo greičiau jūs pirmus šitus žingsnelius, pirmus tai aš vadinu ir Senior Star ir sekantis Executive, jūs padarot, kuo greičiau. Tai kuo greičiau, tai neištempiant į pusės metų ar ten dar ilgiau. Jūs tuo greičiau pajusite tuos skaičius ir pinigus, kuriuos aš rodau ekrane. Kai mes kartuojam per Kunzėja Start šitas lenteles, tam, kad jūs pagrįžtumėt ir pasižiūrėtumėt ir prisimintumėt, link kur jūsų tikslas, nes Senior Start tai yra toks įsivažiavimo, bazinės žinios, baziniai veiksmai, kurių prireikia ir būnant platina, ir deimantų, ir tai yra bazė, ant kurių mūsų verslas stovi. Tačiau pajamos, darant net tuos pačius bazinius pagrindinius veiksmus, jeigu mes juos teisingai išmokstam ties Senior Star, tai ir tos pajamos po to dvigubėja, trigubėja, todėl kad mums lengva perduoti tai kitiems ir vesti kitus. Mes su visais lyderiais Kunzėja Start mokymus šitus ir darome tam, kad jum būtų, kol jūs esate pradiniuose lygiuose, kai dar nėra taip paprasta ir kitiem perduoti žinias, kad jūs galėtume tai padaryti lengviau ir paprasčiau. Mėlieji, už jūsų pavyzdingumą, už jūsų dalyvavimą ir
ne visais metų laikais ir ne visais metais, kada Kunzėja Start kartosis, mūsų šitie mokymai, bus visada tos dovanos. Bet dabar jūs ypatingieji, jūs užtaikėt ant to etapo, kada yra įsteigti jau 3 prizai ir mes, primenu, gruodžio 17 dieną per bendrą susirinkimą šitus 3 prizus, garintuvus padalinsime patiems stropiausiams. Tai dar kas nepasižymėjot, gruodžio 17 tikrai kviečiam įsivesti kalendorių ir dalyvauti. O dabar apie tuos stropuosius mes viena akim truputį žvilgtert norim, kaipgi jums sekasi. Nes, sakau, beveik įpusėjom, tai ar žinote savo, kiek iš viso turite surinkę balų? Parašykite komentaruose. Žinau, tai kiek? Galit spėti maždaug? Ar sekat juos? Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jūs jaučiat arba jau tiksliai sekat savo skaičiukus. Taip, žiūrim. Nežinau, neskaičiavau. Kaip įdomu. Gerai, pasitikit procesu. Žinot, kad surinksit mažiausiai 80 balų, kad gauti visus prizus, kuriuos mes skelbėm. Nepildo kažkas. Aha. Tai jeigu norit pretenduoti tuos prizus, tai būtinai užpildykite, nes pagal tai, kas užpildyta, Etela skaičiuoja, stebi, žiūri ir mes kartą per mėnesį stengsimės vis pagrįžti, o taip kaipgi jums sekasi. Taigi, tada mūsų paskaičiuoti, Etela, ačiū tau už atsakingą darbą. Ateityje mes kviesim ir jūs pačius paskaičiuoti ir patikrinti mus, nes mes galim irgi suklysti. Ir dirbtinis intelektas klysta skaičiuodamas, tai darykim dvigubą refleksiją. Tai pirmoje vietoje šiuo metu mes matome, kad tai yra Ona. Ona, labai sveikinu, 100 perkopėt, 80 perkopėt Deimantė Mikštė ir Laurina Baliulevičienė. Jau šitus vardus pavardės kažkur dauguma mūsų girdėjom, teisingai? Matėm Aroma lyderystė, kai kurių sveikinimus, online žaidime tos pavardės irgi girdėtos, matytos, taip kad jo ir toliau mokymasis rezultatai irgi koreliuoja tarpusavyje. Kadangi šitie mokymai, taip, plojam, paplojam, širdelės siunčiam, vat visiem, ką matote ekrane, tai ekrane mes matom top 20-uką. Kažkas gal ir nežymėjot, jeigu nežymėjot, tai atleiskite, mes negalim jūsų įtraukti, negalėjom į sąrašą, bet iki 80 balų tikrai, manau, šitas sąrašas artimiausių metų pasieks. Dar kartą sveikinimai, ačiū Jums už atkaklumą, už sistemingumą. Ir noriu labai pasveikinti, nors pusiaukelėje mūsų mokymų, vos čia labai nedaug yra praėję laiko, geras 1,5 mėnesio, bet mes turim Senior Star iš mūsų dalyvių ir labai norim kartu pasidžiaugti ir pasveikinti Inga Breivę su Senior Star, bet nepameskit mokymo, tęskit toliau tam, kad galėtumėt toliau dvigubinti, trigubinti savo rezultatus greitai. Laurina, mes ir čia tave matom, labai sveikinu, va tai, matot, koreliuoja rezultatai. Gintarė Suter, atsiprašau, jeigu pavardė netiksliai, Gintarė, tikrai jūs ir pažįstu ir matau, tai labai sveikinu ir dėkoju jums už atkaklumą. Ir pati Deimantė, matot, ten taškai, čia rezultatai, viskas turbūt teisingai paskaičiuota. Ir Inga Gudynaitė, taip pat matome jau naujų rangų mūsų viršūnėse, net ir executive, bet Inga Gudynaitė, net ir executive šiandien yra kartu su mumis, nors ir su asistente savo, ar asistente, man atrodo, mergaitė, bet vis tiek dalyvauja mokymuose. Ačiū ir labai sveikinu. Paplokim. Taip, ir ką, einam į šiandien mūsų temą. Sveikatos balanso ratą, tai yra vest pokalbius, kurk verslą, bet šalia rūpinkis ir pirmiausiai savimi. Kitos temos paryškintos, kurias mes praėjome, mes dar jų labai nedaug praėjome.
Užbėgant už akių, kitą trečiadienį vėl susitiksit su manim. Nepažadu, kad būsiu su makiažu gražiu, bet kalbėsiu ypatingą temą, tai yra apie marketingo planą. Kaip tikslingai skaičiuoti pajamas, strateguoti, nesvaigti ten su kažkokiom fantazijom ir viltim. Bet jūsų atveju, būtent iki Senior Star, padėliosiu labai paprastai bazę, kad jums būtų aišku ir nebūtų, kad pasiekėt Executive ir Silverį ir nežinot, nemokat papasakoti kitiem marketingo planą. Tai yra turi būti paprasta, aišku ir 10 metų vaikui suprantama kalba. Taigi, pradžioj noriu vieną užklausą jums pateikti, kadangi mėnesio pradžia ir žinau, kad šiandien 3 diena ir jau tikrai daugelis žinot akcijas išsinagrinėjot. Mano užklausa, kokiasgi dovanas gruodžio mėnesį gausit jūs, arba jau užsakėt, arba jūsų nariai pagal savo užsakymų dydžius. Pas mus pagal lojalumo ir pagal lojalumo programą didžiąją dalim ateina dovanos prie 120, 190, 250, 350, ar ne, 400, 450 ir kartais būna net 550, kada keliauja dovanos. Tai greitą visų mastermindą aš užstatau vos 5 minutės, kad mes skirtumėm laiką ir jūs kviečiu įsijungti mikrofonus ir pradėkim. Kokios dovanos prie 120 PV ir kokia jo vertė maždaug? Greitai jungiamės, kas bus aktyviausi? Pušis. Kiek pušis maždaug kainuoja? Apie 25, gal iki 30 kažkur. Iki 30. Super. Kas pasiėmė šitas jau dovanas, ar dar pasiimsit? Jau matau, Danguolė pasiėmė, taip. Ja, aš irgi pasiėmiau, matėt gal animo į video mano. Gerai, toliau, prie 190 prie pušies ką dar gaunat? Tyvs valymo priemonė. Tyvs valymo priemonė. Taip, kalėdos yra kalėdos, buitis yra buitis ir tvarkytis reikia, jeigu ne kasdieną, bet tai bent kartą savaitę. Taip, Ona? Vaisių indų ploviklis tam. Vaisių ploviklis. Vaisių ploviklis, tai ne namų valymo priemonė. Ne. Aš dabar po ranką neturiu, tai žiūrėkit, mastermindas, tai kaip iš tikrųjų prie 190 kokias dovanas gaunam? Vaisių ploviklis, daržovių vaisių ploviklis. Daržovių vaisių ploviklis. Kas dar nenaudojote šito, parašykit komentaruose, kad dar nenaudojau. Tai aš nežinau, kaip jums, neišsiplėsim, bet šitą priemonę turiu tikrai ilgai, jos labai nedaug reikia, kad išplauti vaisius daržovės, o ypač žiemos periodu. Man taip asociacija su šitų ploviklių labiausiai vynogės, nes jas taip norisi išplauti žiemos metu. Va, tai žiūrėkit, labai gera proga pasiimti jį dovanų, aš dabar neatsimenu irgi kainos, tai pasakykit maždaug, kokios vertės jau gaunam dovanas. 52? Čia bendrai ploviklis apie 25, man atrodo. Jo, iki 30. Tai va. Aha, gerai. Prie 250 kokią trečią dovaną gaunam? Sviestas butelis. Laimo ir neatsimenu, koks dar ten kažkas yra. Taip. Ir laimo ten. Kokosas laimas, bet nežinau, sviestas vadinasi. Kūno sviestas su laimu, ar ne? Mano dukros vyriausiosios vienas mylimiausių, nes pas mane šeimoje sausaodžių yra daug ir mano mama labai mėgsta būtent šitą ir vat rankovės patepti, tai tikrai vienas tokių, ypač žiemos laikotarpių, labai reikalingų produktų. Gerai, 250, toliau einam, 350. Gaterin eterinis aliejus, kur ir... Taip. Taip. Ir 30 eterinių aliejų rinkinį irgi įeina būtent šitas eterinis aliejus.
Gathering. Aš jį labai ilgą laiką naudojau tokiam, žinot, ar einu į susitikimus, ar į susirinkimus, ar komandą surinkdavau pradžioj irgi verslo. Aš labai jausdavau, kad jis man padeda tokią tarsi savo vidinę ašį susirinkti. Tai toks labai žeminantis, stabilizuojantis. Gerai. Kokia jau kaina jo gaunasi visų produktų prie 350? Jau virš 100. Nes jis pats tas Gathering apie 80, man atrodo, jeigu nedaugiau. 146 viso. 146. 350 PV perkam, 150 eurų dovanų jau dar gaunam. Toliau eina mūsų riba prie 400. Nemokamas. Nemokamas pristatymas ir prie 450. Gifterinis aliejus. Mano vienas mylimiausių, aš nežinau, mano draugės, mokslo draugės, aš atsinešu lagaminą ir keletas išrinkdavo gift. Man tai buvo atradimas šių metų, kad žmonės, kurie visai su eteriniais aliejais nelabai susiję, iš tos gausybės mano lagamino išsirinkdavo keletas tave gift. Tai aš irgi savo dar vieną turėjau, dar vieną užsisakiau ir mano vienas dabar mylimųjų. Ir aš jį vadinu, kad tai yra tarsi biblijinių kvapų mini buteliukas. Aš taip pasakau, Jolanta, ir The Gift skirtas tiems, kuriems pabodės tradicinis popsinis Christmas spirit, cinamonas, apelsinas ir eglė, tai The Gift yra tiem gilesniems šiek tiek kalėdų painkaravimam. Jis toks kūrybiškesnis man. Taip, taip. Įdomesnis. Nustebina žmonės dažniausiai ir teigiamai, pozityviai labai priema, kad kalėdos, adventas ir va toks kvapas gali būti. Nebūtinai cinamonas. Taip, ačiū labai. Žiūrėkit, ir mes tilpom į 5 minutės. Mastermindas, pasikartojom, ar ne? Lengviau, paprasčiau bus toliau pasidalinti ir su kitais arba savo užsakymus irgi paformuoti. Antra užklausa, ką daryti pirmus 3 mėnesius su užregistruotais nariais. Kadangi mėnesio 1 savaitė, tai ypatingai geras laikas nepamiršti ir ne tik registruoti ir ieškoti naujų registracijų, bet nepamiršti ir ankstesnio mėnesio ar ankstesnių mėnesių savo atėjusių narių. Tai aš noriu pakviesti jūs, padarykim mastermindą, irgi tokį greitą, trumpai 5 minučių. Kviečiu irgi įsijungti, kągi daryti su žmonėm, kuriuos užregistravot lapkritį ar prieš tai 2-3 mėnesius. Kas svarbiausias, va dabar 1 mėnesio savaitė ir tai galėtų būti nuostabi kultūra, ką galėtumėm padaryti. Tai aš dabar jūs kalbate, ar ne? Aš gal nustatysiu kiekvienam kalbėtojui po 1 minutę ir pakalbinsim kokius 4-5. Gerai, kas pirmas? Tiesiog dalinkitės, kaip jūs matot, kaip jums atrodo. Galiu aš. Taip, man atrodo. Tai pirmiausiai turbūt, kai tik užregistruojam ar ne, ir ten savaitę ar 2, kai praeina, tai realiai reiktų tame bėgyje to laiko iš tikrųjų ir susiųsti visą informacinę pagrindinę medžiagą, ar ne, kurią ten pagrindinę pasidalinam apie difuzorius, prijungti prie chatų visų, prie mūsų programėlių visų, ar ne, prie informacinio srauto. Na, o paskui jau užklausą pateikti, tiesiog pabendrauti, kaip sekėsi, patirti su užsakytais produktais, kokie pojūčiai, ko tikėjosi, priminti, iš tikrųjų, kad ir 2 mėnesį reikia užsakymą pasidaryti, kokią dovaną laukia, nes dažniausiai laukia, kad plus 75, man atrodo, PV ir kažkokia tai dovana naujams užsiregistravusiems. Na, va taip, va ir 3 mėnesį pargrįžti. Pakontaktuoti, ar ne? Taip. Kaip, Ona, jūs tai dažniausiai darote? Kaip turiu naują registruotą, tai taip ir darau. Į mėnesį tai tikrai, kitą kartą ir dažniau. Ar telefonu, ar žinutėmis? Kaip darau? Įvairiai, žinokit. Važiuoja. Ir susitikimų. Taip. Tiesiog skambutis ir tada žiūriu, ar parašau pirmiausiai pagal situaciją. Ir jeigu žmogus turi laiko susitikimui, tai šiaip dažniausiai susitikimais pas mane kol kas.
čia yra geriausia, ką galima padaryti, ypač pirmus 3 mėnesius, kol yra jautriausias tas klientas. Taip. Jis pasidarytų taip, kad bent metus, 2, o gal ir 10 būtų visą laiką jūsų pastovių klientų. Kol kas mano ratas toks tai artimesnis, tai aš tą galiu leisti, bet pavyzdžiui, kas aišku toliau, tai jau čia tik tai online greičiausia labai patogiausia. Super, ačiū labai. Toliau. Junkitės mikrofonus, nes aš tada pradėsiu kalbinti ir galiu užtaikyti ne ant to, ko reikia. Taip, kol jūs galvojate, Jūratė Kuklytė, 2 mėnesį naujų narių laukiu rusva dėžutė. Dar va šitas. Ačiū labai, Jūratė, rusva dėžutė, 15 ml aliejams susidėti. Jei užsakymas bent už 75. Tai yra nuostabu, nes ta dėžutė, žinokit, iš visų aksesuarų mano yra mylimiausia. Aš ją susidėjus ir Raindrop eterinius aliejus, ir Power Flower alternatyva Raindrop, 2 dėžutės ir pagal nuotaiką jos pas mane ten labai gražiai kombinuojasi. Na va, praleidom vieną kalbėtoją. Taip, Skaidrūne, kalbinam jūs. Ką daryti su žmogum, kuris jau atėjo pas jūs, pirmą užsakymą pasidarė, ką kitą mėnesį jūs su juo darot? Garsas neišeina, ar ne? Nu tai tada pasireguliuokit, paieškokit garsą, kaip įsijungti. Taip. Gerai, kas dar? Aš visada galiu pakalbinti lyderius, kurie silver ir aukščiau, bet man labai įdomu, kaip jūs mąstot, nes... Aš, kalbu, niekas nekalba. Taip, Laurina. Taip, ką ir Onutė sakė, aš pridėčiau tik tais dar, kad irgi daugiau aš susirašinėju, nes būna iš kitų miestų, bet vis tiek klausiu, ar viskas aišku, nes kiti bijo pasakyti, kad kažkas nebuvo iki galo išaiškinta, tai kad pasišnekam ir tikrai išlenda tų klausimų. Ir jeigu jau 2, 3 mėnesis, tai primenu apie lojalumą, kokios dovanos būna, kad žinotų iki 3 mėnesio, kad ką galima ir 6 mėnesių, 9, būtinai šitą ir daugiau. Kaip ir, svarbiausia iš tikrųjų žmonėm bendravimas, kas 2-3 savaitės reikia pabendrauti. Šaunuolė, Laurina, šaunuolė. Taip. Kodėl tai svarbu, nes aš sakau, mes nesam versle, kur yra populiacijos perrašymas. Išgirskit šitą. Mes kuriam tiesiog savo bendruomenę, bendraminčių ratą, kur kas antras bent jau tikrai gali būti ir daugiau, pasilieka mūsų gyvenimo būdo puoselėjimo visoj šitoj galimybei. Ir dar, aišku, būtinai primenu apie akcijas. Gal kažkas, jeigu domina, matau, kad kai mes bendraujam, kas patinka, kas įdomu į tą pusę, tai vis pasakau, kad galima tą pabandyti vis tiek. Super. Reikia žiūrėti žmonės, kaip kalbam, kur ta kryptim. Kodėl aš 1 savaitę noriu šitą paklausti, todėl kad 1 savaitę tai yra geriausias laikas tą daryti su ankstesniais, susikurti savo po truputį mechanizmą, todėl kad jie dar pagalvos, dar bus laiko ir iki mėnesio pabaigos, jeigu ką, jūs galite ramiai apsidrausti, jau padarę darbą 1 savaitę. Reiškia, pasigilinam į akcijas ir einam prie tų, kurie jau yra pas jūs narystėje, net jeigu tai yra tik vienas, ir pagrįžtam pas juos. Ir dar vieną pakalbinam. Kas dar? Va, Skaidrūnė, jau matau įsijungėt. Taip, laba diena. Sveiki. Aš įsijungiau, bet aš pati dar, žinokit, kol kas esu naujokė. tai kol kas tik tai domiuosi ir dėl to... Dar neturit naujų narių registruoti? Dar turiu, galima sakyti, vieną tik tai. Kaip jums atrodo? Ir tokių, kurie ketina tik tai prisijungti, tai aš labai nenoriu taip įkyriai, kaip čia ir etikos kodeksą pasiskaičiau, kaip tik to ir nereikia daryti, tiesiog skleisti tą informaciją ir kad žmonės suprastų, kodėl tai naudinga, kad jie suprastų, kodėl aš pasinėriau į šitą
šitą sritį, kodėl man tai patinka, va, taip iš lėto, taip atsargiai, taip kažkaip neįkyriai labai. Tai mano... Girdžiu tą neįkyrį ir taip toliau. Ir įsivaizduokit, jūs pradėjot šitą temą nagrinėti, labai norit sužinoti ir jūs pasidarėt užsakymą, mėnuo, dar 2-3 savaitės praėjo ir pas jūs niekas nepagrįžta. Nei padeda susigaudyti sponsorius, kuris jūs užregistravo, nei akcijas pasidalina, primena. Kaip greitai jūs šitą temą perprasite? Tai aš dėkinga, kad turiu sponsorių tokį, kuris man tikrai labai, labai viską padeda ir labai, tiesiog nukreipia ir paaiškina ir greitai orientuotis padeda. Tai dabar 2-3 veiksmai, Skaidrūne, iš to, ką jūsų sponsorius jumis kaip naujų narių rūpinasi, ką jūs galėtumėte įvardinti, kad tai yra okei? Gal apie tai niekad nepagalvojot, bet dabar va tas laikas. 3 punktai. Kas jums patinka ir kaip jūs globoja? Tai pirmiausia, tai turbūt, asmeniškai aš tai įsigijau knygą pirmiausia, nes galvoju, man įdomiausia pačiai gilintis ir vat suprasti, kadangi aliejų yra labai gausybė, tai man labai įdomi visa ta istorija, visa ta, žodžiu, kodėl jie tokie kokybiški, koks jų poveikis ir visa kita. Tai vat, ir ta knyga visą laiką šalia manęs ir kai tik aš laisvą minutę turiu, tai man padėjo įsigyti šitą knygą ir, tiesiog labai daug sužinojau. Ir, aišku, padeda man su užsakymais ir su akcijom ir visa kita. Tai, ką turbūt kalbėjo Rona ir Lauryna. Ačiū labai, Skaidrūne. Ačiū labai. Aš praplėsiu jau mūsų paskaitos metu. Keliaujam toliau jau į mūsų temą. Tai mūsų šiandien yra tas sveikatos balanso ratas, gal kiek labai įmantriai pavadinta, bet yra puikus įrankis, kuris mūsų protui labai padeda greičiau susigaudyti, mažiau chaoso, bet kryptingai judėti tam, kad rūpintis iš tikrųjų tą mūsų sveikata. Dabar, mielosios ir mielieji, sveikatos balanso rato noriu temą pradėti nuo jūsų pasidalinimų. Kokia jums asociacija yra su sveikata, kai jeigu aš pradėčiau sakinį, kaip jūs pabaigtumėte tą sakinį? Kai mano sveikata gera, kas pratęskite sakinio dalį, galit parašyti komentaruose. Kai mano sveikata gera, ką jūs galite daryti? Kas vyksta? Kas yra? Pratęskit šitą mintį. Man asmeniškai Young Living visas verslas vertybinė prasme prigijo nuo pirmos dienos, todėl kad nuo vaikystės mama visada sakydavo, jeigu esi sveika, galėsi bet kiek uždirbti ir viską gyvenime daryti ir įdomiai gyventi. Tai kas bebūtų, svarbiausias dalykas yra sveikata. Tai šita vertybė tikrai persidavė į mano kaip mamos gyvenimą. Jinai tikrai, šita vertybė man labai jautri, nes pamenu, kai maži vaikai sirgdavo, aš nieko negalėdavau daryti. Kad ir kokius svarbius dalykus, projektus vystydavau, jeigu vaikai serga, tai viskas, man, ta prasme, apie nieką kitą negaliu galvoti, tik apie, kad vaikai būtų sveiki. Ir mano tas noras buvo pirminis eiti į polikliniką tik kartą metuose, tada, kai reikia išsirašyti pažymų į mokyklas ir darželius. Ir tai buvo tokia mano svajonė, nes tiesiog aš negalėdavau nieko kito daryti, jeigu mano vaikai serga. Ir aš ėmiausi tos iniciatyvos, kad pirmiausiai mano vaikų sveikata, tiek, kiek tai yra mano tose rankose, nes ne viskas mūsų rankose yra, ar ne? Aš turiu Young Living produktus, ir aš noriu va čia žinoti, kaip integruoti ir pritaikyti. Dėl to mano pirmoji aistra buvo ir yra, tai yra padėti mamoms šeimoje atrasti tą ramybę. Tai kai kam gal ir skambės, kai mano sveikata gerai,
aš jaučiu ramybę. Kai mano sveikata gera, aš galiu uždirbti tiek, kiek noriu. Kai mano sveikata gera, mano verslas irgi gali klestėti. Kai mano sveikata gera, namuose harmonija, nu čia kaip pavyzdys. Gerai, ką jūs ten parašėt, kad viską pasiekti, va, galiu padėti kitiems. Labai irgi Rima gera įžvalga, nuostabu. Šitas įžvalgas savo pasilikite. Tai mūsų šiandien susitikimo, ką aš noriu jums labai parodyti, kad viskas prasideda nuo aš. Tai yra mano asmeninis, pirmiausiai, 3 mėnesių sveikatos planas. Į tą aš asmeninis, kai kam iš jūsų, kaip man buvo pradžioj, gali įeiti vaikai, šeima, artimieji patys žmonės, kur tai labai stipriai susijęs su jumis ir su jūsų gyvenimo kokybė, ar tai, ką jūs parašėt, pratęsiant tą sakinį. Antras tik etapas, va tada aš suvokiu, apjungiu, kad mano savijauta ir Young Living verslo rezultatai, rūpinimasis sveikata, tai yra vienas gyvenimo būdas. Dėl to aš dažnai vadinu, kad Young Living verslas tai yra gyvenimo būdas, už kurį tau moka. Tau apsimoka rūpinti savo sveikata, nes tu kaip pašalinį efektą gali susikurti pajamas. Tad svarbu suvokti šitą dalyką ir surišti savo įpročius, savo gyvenimo būdą prie to, kad tai pamatas verslo rezultatui. Ir trečias dalykas, jau tada kaip įrankį, balanso ratą, būtent sveikatos balanso ratą, nes yra gyvenimo balanso ratas, galima verslo balanso ratą daryti, bet kurią sritį nagrinėti per ratą, prie kurio mes toj prieisim. Bet mes konkrečiai imam sveikatos, sveikatinimosi balanso ratą. Ir šitą įrankį pritaikyti kaip verslo įrankį, būtent ir klientų lojalumui užtikrinti kaip instrumentą. Tad, kodėl svarbu pradėti nuo savęs? Pasidalinkit jūs dar savo akcentais, kodėl svarbu pradėti šitam versle nuo savęs. Ir kai aš matau Young Living versle ir ateinančių tik į verslą ir jau pažengusių, žodis pardavimai daugeliui tikrai kelia nelabai smagų jausmą. Pardavimai, sako, aš nepardavėjas, ten dar visokių prieštaravimų ir taip toliau. Taip, pardavimai yra specifinė sritis, kuri mūsų pasąmonė yra įsijungusi su tam tikrais neigiamais momentais. O jeigu pasakys ne, reiškia, mane atstums ir taip toliau. Jeigu mes mylim produktą, mums nereikia niekada pardavinėti. Mes tiesiog iš viso širdies tuo dalinamės. Ir net jeigu matau, kad žmogus negirdi, labai mėgsta sintetinius kvepalus ir jam kvepėti eteriniais aliejais, tai yra kažkoks ar ten nelygis ir taip toliau. Aš žinokit, taip iš viso širdies tą pasakoju, greičiausiai ir jūs savyje tą pastebit, kad aš negalvoju, kad žmogus ką nors apie mane pagalvos ar dar ką, nes aš pati turiu rezultatus, aš pati tuo tikiu, aš turiu daugiau informacijos apie tai, negu tas žmogus, kuris dabar yra tokiam kitokiam etape. Žmonės jaučia tą mūsų kalbėjimą iš širdies, iš tos patirties savo, ne iš teorijos. Ne? Taip, mes esam versle, kur žinias su patirtim apjungus turim didelę sinergiją. Tai jeigu jau esam versle, vis tiek tų žinių mes renkam, mes norim jų, nes tai didina mūsų pasitikėjimą, bet be šitos antros dalies, tos praktinės savo patirties gyvenime, nebus to didelio efekto. Rutina, tas gyvenimo būdas, tai yra geriausia reklama, nes čia bet kokią sritį. Filmas, kurį mėgstat žiūrėti, kuris jums patinka, esant situacijai, jūs tiesiog ištraukėt ir apie jį pasakot, pažiūrėkit. Aš čia neseniai irgi draugiai rekomendavau vieną filmą, tokį serialą, sakau, tavo situacijai tikrai svarbu tą pažiūrėti. Ir tai darau iš to, kad aš pati tai patyriau, aš pati tai praėjau. Ir žmogus sako, o gerai, noriu. Ne? Tai pirmiausias šitam versle, jūsų klientas esate jūs.
Jeigu žmonės jūsų negirdi, ar jūs sakysit, nesigauna, man nedaina ta žinutė, man neišeina žinutę danešti, žmonės skeptiški ir taip toliau, tai pagrįžkit prie to svarbiausio kliento, tai yra jūs. Jeigu, pavyzdžiui, aš galiu savo istoriją pasidalinti, aš kai tik pradėjau Young Living verslą, aš buvau ten žaliavalgystės tokioj temoj ir eteriniai aliejai man buvo labai ok, bet papildai aš jų kokius pirmus 6-8 mėnesius, papildai man buvo kažkur tema, bet ne man. Tai faktas, kad pas mane tokių klientų, pirmų narių ir neatsirado, ir partneriai, kurie atėjo, jie net nežiūrėjo tą papildų temą pradžiai. Tai aš visada, kas nevyksta mano organizacijoje, aš grįžtu ir kalbuosi su savim per balanso ratą, kur mano akis ko nemato ir nesupranta, aš pirmiausiai turiu savo atsakyti į visus klausimus. Ir tik tada atsiveria duris į širdis visų kitų. Kas būna, kodėl dar Young Living partneriai stringa būtent dėl produktinės temos? Todėl, kad aktyviai patys nenaudodami eterinių aliejų savo gyvenime, savo artimųjų, savo draugų, neturi tų tikrų istorijų. Aš galiu jums papasakoti labai daug istorijų ir mes visos tikrai turėtumėm jų nemažai, tačiau tos savo istorijos, tiek kad ir viena, jos būna ypatingai didelį įkvėpimą, inspiraciją duoda susirasti ir plėsti savo klientų ratą. Čia ekrane jūs matote QR kodą. Mes pernai su komanda ėjom 3 mėnesius būtent storytellingo mokymus su guru Lietuvoje, Gintaru Ignatavičium, ir mokėmės tas turimas savo istorijas sudėti taip, kad žmonės girdėtų. Ir jeigu sakysit, kad šitas verslas ten kažkas nesigauna, manęs negirdi ir visa kita, pagrįžkit visada prie istorijų. Neturit savo komandose, paklausinėkit. Padarykit tiesiog, dabar šventinis laikas, dalinkitės tom istorijom, klauskite. Tad jei jūs čia, jūs rasite mūsų komandas, kur kiekvienoj komandoj dalinosi įvairiom istorijom. Didžioji dalis yra produktinės. Ir ten tikrai atsimenu vieną istoriją iki šiol apie frankincense, kaip kažkuri kolegė dalinosi vyro savo istoriją ir frankincenso tema. Tai buvo wow, kur man neturint tiek metų patirtį ir girdintų istorijų buvo tikrai atradimas. Antras dalykas, kad tų istorijų ir yra, bet sako, aš neturiu rezultato, kokia nors situacija ir tam kūne nėra to tikėjimo. Aš buvau irgi pradžioj pastrigusi šituose 2 punktuose. Ne tai, kad pastrigusi, bet aš radau savo atsakymą, kuris gal ne kiekvienam iš jūsų tinka, nes kai kas sakysit, čia turiu pasveikti nuo visų ligų, tada jau produktų tikrai patikėsiu. Ne, tai yra gyvenimo būdas. Tam, kad prevenciškai mes senstam su kiekvienais metais, tam, kad galėtumėm dabar padaryti tai, ką galim geriausio, kad po 10-20 metų taip pat arba dar geriau jaustumėmės. Aš nuo pirmų dienų esu dėl to šitam versle. Dėl jūsų, todėl kad su jumis būdama aš iš jūsų labai daug mokausi. Aš stengiuosi, nesvarbu, kad 12 metų pasenau ar ne pagal amžių, bet noriu procesus senėjimo tikrai lėtinti. Mano istorija prasidėjo to, kadangi, kaip sakau, tuo metu žaliavalgė, ten labai maistas buvo, ten tikrai labai palyginus jau visai neblogai jaučiausi. Gerai jaučiausi, nes iki Young Living jau labai stiprius sveikatinimosi įpročių kūrimo, naujų įpročių kūrimo kelius. Ir atsimenu, sako, tai ką tau tie eteriniai aliejai padarė? Ir aš neturiu ką papasakot, sąnarį kokį pataisė, nežinau, blakstienas kokios užaugo ten, plaukai ten. Aš neturėjau tokių turbinių kažkokių istorijų. Neturėjau. Ir aš ir sakydavau, kad sakau, tikrai neužaugo nei sparnai, nei ragai nuo to, bet viduje ryšys su savim, intuicija, girdėjimas savęs,
lengvumas, emocijos, aš šitą jaučiu su kiekvienu lašu. Ir aš pasakodavau istoriją su Joy ir savo juodą sijoną, kad pradėjau naudoti Joy, kuris man nepatiko. Ir praėjus gal mėnesiui pusantro, nuo pačio starto, nes Joy buvo startiniam rinkiny mūsų, aš atsidariau vieną dieną spintą ir mano toks, ką aš neturiu nei vieno sijono, nei vienos suknelės. Ne, turėjau vieną sijoną, juodą, tokį trumpą, bet vieną. Tai va, Joy tokia istorija apie moteriškumą, apie tą gyvenimo būdą, kurį mūsų akis tiesiog nemato, mes gyvenam taip, kaip gyvenam. Ir per kvapą pradėjau eiti į tą švelnumą, moteriškumą, iš tų kelnių išeidinėt, na, žinot, jau apie tą procesą, nepamirškit, kad tai buvo prieš 12 metų, tai netokios mes išmintingos buvom, kaip dabar visuomenė eina į tą visą moteriškumą, lengvumą, emocijų atpalaidavimą. Tai va, kita problema dar gali būti, kad mes skubame dėl kitų, čia tau šitą, o čia žiūrėk šitą, o šitą. O savo nenaudojame. Pasakojam, komunikuojam ir istorijų turim, bet save pamirštame. Ir pamirštame, iš vienos pusės nenaudojam produktų, bet kur gaunam, perpadovanojam, tikrai taip irgi gali būti, arba per daug nualinam save ir pamirštam savo sveikatos balanso ratą. Ir tai irgi nėra okei, ne? Nes atėjus į šitą verslą mes kviečiam partnerius ir dirbam ir kviečiam jūs kaip ilgalaikį projektą, kur su kiekvienais metais jūs jaustumėtės vis geriau ir geriau, nesvarbu, kad metai bėga. Ir ketvirtasis dalykas, tai yra toks chaotiškas produktų vartojimas, kuris irgi gali neduoti rezultato. Chaotiškas tai yra be aiškaus 3, 4, 3, 6 mėnesių, labiausiai rekomenduoju, plano, kur nežinom, kokius įpročius formuoti, sako, oi, aš galiu papildų prisipirkti, bet aš jų nevartoju, negeriu, jie stovi. Tai suprantat, tai, jie neveiks. Ir taip gali būti. Ir dėl to 3-6 mėnesių planas ypatingai reikalingas, nes per tą laiką jau galima sukurti vieną kitą naują įprotį mūsų sveikatos naudai. Taip, dabar aš jūsų pakviesiu komentare pasidalinti, koks produktas, kaip aš papasakoju apie Joy, jo rezultatas, net kaip mano Joy istorijoje, tas rezultatas toks tiesiog istorija, ar ne, gali būti jūsų istorija šiandien. Net jeigu jūs gal tik mėnesį antrą naudojat produktus. Koks produktas, parašykit komentaruose. Taip, Endoflex. Žinokit apie Endoflex, aš pastebėjau irgi, kad labai įtakoja mano irgi miego kokybę, nes tikrai stebiu, skaičiuoju. Endoflexas labai teisingai man net ir miego kokybę veikia, ko anksčiau niekada nebuvau iš to pastebėjus. Levandos, Tyfso istorija. Tikrai per Tyfsą turim ne vieną partnerį, kurie ateina per Tyfsą. Frankincense'as, Tyfsas, Valor, Digize, o kaip įdomu. Frankincense'as, visa Feelings. Jo, man jeigu reiktų šiandien imti, šiandien gyvenimo etape savo, aš imčiau Feelings. Tai man atrodo, tokiais laikais gyvenam, kad Feelings turėtų būti vos ne vietoj startinio rinkinio, ar šalia startinio rinkinio iš karto perkant 2. Purification, geras. Va, Vilma tai mūsų tvaraus detokso protokolas. Vilma iš tos srities atėjo ir čia labai gražiai suintegravo. Gvazdikėlis. Kaip turiu apie gvazdikėlį istoriją? Kitose šalyse aš dariau olfaktoterapiją ir mano metų moteris labai norėjo antrą kartą ištekėti. Ir niekaip jinai yra giduolė tokia ir norėjo ištekėti. Ir aš pagal olfaktoterapiją jinai išsirinko gvazdikėlį. Žinokit, metai nepraėjo, jinai ištekėjo, mes sveikinom ir siuntėm gėles. Net ir tokių yra istorijų. Super, Raindrop kažkam. Kaip įdomu. Ačiū, kad dalinatės. Na va, ir po šiandien susitikimo galit, jau kai eisit pagal tą QR kodą, pasižiūrėkit apie tas istorijas ir padėliokit savo tą istoriją profesionaliai ir jau įdarbinkit ją. O dabar kviečiu pasiimti baltą lapą,
baltą lapą, nusipiešti 8 dalių tokį ratą. Tiesiog tai įrankis, kurį jūs galit naudoti ir per Zoomą, ir gyvai, ir ant servetėlės, jeigu reiktų, ir prie kūčių stalo netgi, jeigu matysit, kad tai gali irgi išeiti į tą pokalbį. Nebūtina tą daryti, bet tai yra dalykas, kuriuo jūs galite užvesti žmogų ant kelio, kad jis pradėtų mąstyti apie savo gyvenimą. Bet prieš tai pamastykime apie save pirmiausiai. Tai yra sritis sveikatos 8, kurios daro įtaką, iš ko susideda jūsų sveikata. Kas tai yra ta sveikata? Nes vieni įsivaizduojam sveikata, tai kad virusiniam lygom nesirgti ir neapsikrėsti virusais. Kažkam sakys sveikata, tai pirmiausiai vidinė ramybė ir emocijos. Kažkas sakysit, gal alergijų kokių turit, kad kvėpavimo takai būtų teisingi. Kažkam kaip tik tos energijos norisi kiekvieną dieną turėti, ne? Tai dabar ties kiekviena sritim, va to pyrago galiuku, užrašykite, kaip jums atrodo, kas jums yra jūsų sveikata, iš kokių pyrago dalių jinai susideda. Birutė, reikia rašyti tiesiog. Kas neturit, galit ir telefone, tai irgi labai paprastai, tiesiog susirašykite tas sritis, kurios jums atrodo. Gerai, keletą minučių. Kodėl aš tai darau? Todėl, kad jūs stebėsit tą procesą, kaip aš su jumis darau, kad jūs po to, dabar jūs darote savo, bet su kitais žmonėm, kai kalbėsit, jeigu mes pasakom iš anksto, žmonės dažnai girdi labai nedaug. Bet kai jie patys pasako, jeigu aš paklausčiau jūsų dabar ir įsijungtumėt, tai nuo ko tas sveikatos balanso ratas, iš kokių sričių susideda, kai jūs pasakote, tai tampa didesnė tiesa, negu pasakau aš. Vaiva, vieną sritį pasakykit, ką jūs pasižymėjot iš tų. Emocijos. Emocijos, super. Ona, nesikartojamo ką nors kito? Svoris. O, kokia gera tema, super. Taip, lieknumas. Laurina. Miegas. Miegas, taip, mūsų Polinos visų paskaitų praktinė aromaterapijos mokykloje. Tikrai labai ačiū Linai, kad jinai tokį švietėjišką darbą padarė. Aš taip džiaugiausi, kad jinai taip įtakingai papasakojo apie tą miego svarbą. Taip, Jurgita. Nežinau, kuri, jeigu aš, tai mityba. Mityba, gerai. Ir kita Jurgita? Judėjimas. Sportas, fizinis aktyvumas. Super, žiūrėkit, mes jau beveik padarėm, bet aš jums duosiu dar tuo išpargalkiu, bet tai, ką jūs pasižymėjot, kiek pasižymėjot, po to jūs darysit pilnai ir tai bus kaip praktinė užduotis, rūpiname savimi. Kiekvieną sritį, va tai, ką pavardinot, emocijos, labai svarbu įvertinti dabar nuo 1 iki 10, nuo 1 iki 10. 10 tai yra tobula jūsų įsivaizduojama būsena toj srity. Ir kaip jūs jaučiatės šiandien toj srity. Jeigu mes kalbėjom apie emocijas, ne? Vat žinau, ten 10, vat įsivaizduoju. Ir kaip šiandien yra. Svoris, ne? Svoris labai paprasta turbūt, ne? Idealu ten 60, ne? Ar kiek ten? Čia kaip pavyzdys, o dabar yra tiek. Ir įsivertinu. Ir praeikit va taip ratuką, kaip paveikslėlėje parodyta pagal laikrodžio rodiklę, bent jau kokias kelias sritis dabar pasidarykit ir parašykit balus. Centras yra 1, kraštinis yra 10. Ten, jeigu penketukas, dedam per vidurį ir užrašom penketuką ir per vidurį
parašom. Emocijos, miegas, pavyzdžiui, svoris, ane, mityba, ką jūs ten dar vardinot. Gerai. Ir pavyzdžiui, emocijos, ne? Miegas, kaip jūs vertinat, svoris. Ok, ir juos sujunkit į tokį viduje ratą tarpusavėje. Ir iš to viso dabar tiek, kiek padarėt, kiek pasižymėjot, 2 sritis, ne visą pyrago ratą, o 2 sritis pasirinkit, prašau, kurias pirmiausiai ir labiausiai norėtumėt paimti, dirbti su jom ir stiprinti jas, gerinti. Aš įsivaizduoju, kad va Jurgitos, kurios pasakė Lauryna, tai gali būti, kad mes dažniausiai sakom tas rytis, kurios mums iš tikrųjų labiausiai rūpi. Bet kai turim balanso ratą, dar kartą žvilgterkim ir į save po to, bet ir kitus. Jūs klausykit, ką žmonės sako, ne? Ir tą balanso ratą piešiam jų žodžiais. Jų žodžiais. Netaisom. Jų žodžiais rašom, nes tai yra jų tiesa. Tai dabar išsirinkit jūs 2 sritis. Kas darysit video peržiūrinėsit, pauzę paspauskit ir padarykit ir taip išsirinkit 2 sritis, kurios man labiausiai rūpi. Pavyzdžiui, aš imu miegą ir mitybą. Savo atveju, ne? Čia aš jum dabar tik duodu suflerį, kas galėtų būti, svorio prie grožio temos neįdėjau, bet aš prie grožio, grožis, oda, plaukai, svoris, aš įdėčiau į šitą temą, bet greičiausiai ir jūs, ar jūsų potencialūs, ar esami klientai gali patikslinti ir pafiksuoti vieną detalę. Vieną. Tai yra fizinė mūsų energija, miegas ir atsistatymas, virškinimo visa sistema, emocinis balansas, kažkam minties aiškumo, koncentracijos, kai kas gali sakyti, vat, ten smegenų rūkas, labai tas populiaru, kad to nebūtų, ar ne? Hormonai moterims tam tikrais etapais ir jaunom moterim irgi gali rūpėti. Imunitetas, po kuriuo gali būti peršalimas, kažkas sakys, imunitetas, peršalimas, kažkas sakys, herpeso nenoriu turėti, ne? Netgi taip gali būti. Kvėpavimo sistema, tai yra kvėpavimas kažkam kardio gali būti. Tai čia tik parodau pasufleruot arba kad jūs irgi žiūrėtumėt į tas visas sritis plačiau. Jeigu reikėtų dabar paskaitą pabaigti ir aš iš savo pusės visą laiką tiek savo, tiek naujiem potencialiem partneriam, klientam, aš juos vedu per 6 svarbiausius įrankius, Young Living produktus, kurios padengia didžiąją dalį sveikatos balanso sričių. Mano užduotis šiandien jums padėti savo planą pasidaryti tų 6 punktų. 3 mažiausiai, 3 mėnesių, idealu būtų 6 mėnesių tokį planą. Didžioji dalis mūsų narių ir jūs pradėjot su startiniu rinkiniu, tai yra kasdien aktualu ir tai nereiškia, kad startinio rinkinio nenaudojam produktus, jeigu pradedam žarnyno valymą daryti, kaip pavyzdys. Tai yra rinkinys, su kuriuo mes gyvenam visada. Bet iš startinio rinkinio, tą sritį, kurią pasirinkot, jeigu kažkas pasiėmėt svorio mažinimo temą, kaip pavyzdys, tai iš startinio rinkinio kokius produktus ypatingai savo įpročius norim įtraukti. Na, pasufleruokit. Aš labai atsiprašau. Lukne, labas.
Aš labai atsiprašau, šiandien pas vaikus repeticija ir žiūriu, kad kelintą kartą skambina, turėjau atsiliepti. Taip, tai kaip svorį paėmėm pavyzdį, kad iš startinio rinkinio bet kuriai sričiai būtinai paimkim bent kelis eterinius aliejus produktus ir į tą savo kryptingą rūpinimosi savim sritį įtraukim. Ne? Jeigu kažkas pažymėjot mitybą kaip pavyzdys, tai gali būti ir citrina, tai gali būti pipirmetė, tai gali būti digizė į kokteilius, ar ne? Ir jeigu aš kalbėčiau su žmogum, kuris yra mano jau klientas, arba savo naudočiau, aš paimčiau Balance Complete ir būtinai iš startinio rinkinio digizę į tą kokteilį irgi naudočiau. Feelings, jums kaip partneriams labiausiai rekomenduoju po startinio rinkinio paimti tuos darbui su savim eterinius aliejus. Tai gali būti kažkas einat Feelings šiuo metu, po Feelings galbūt Divine, arba jeigu tik turit pradžios rinkinį ir sakysit, aš labai noriu į verslą ir čia padaryti greit rezultatą, labai rekomenduoju verslo eterinius aliejus naudoti, tokius kaip Believe, kas šiandien rodėte, ne? Abundance, Motivation ir būtinai Transformation. Dar galima pridėti ir Highest Potential, bet jeigu tai pradžioje ir tai būtų po pradžios rinkinio etapas, aš jums rekomenduočiau va šitus, kuriuos ekrane parodžiau. Believe, Motivation, Transformation būtinai, Valor ir Common Sense. Common Sense sprendimų priėmimui, maksimaliam teisingumui pagal save. Būtinai trečių etapų, arba tai gali būti antrų žarnyno valymo programa. Bet jeigu jūs startuojat vasarą, tai galbūt žarnyno valymą galima šiek tiek pavėlinti, bet kas dabar, gal dar nesate ėję žarnyno valymo, susiplanuokit nuo sausio labai atsakingai sustartuoti už tą programą. Man žarnyno valymo programa verslo įrankio prasme, mano sveikatos, mano hormonų balanso, aplamai visa ko, tai viena iš svarbių temų. Ir aš kaip Feelings einu kartą į metus, žarnyno valymo programą irgi kartą į metus arba kartą į pusantrų reguliariai irgi praeidinėjau. Miego kokybę šiandien kalbėjom ir nuostabu, kad mes turim ne tik eterinius aliejus miegui, bet ir papildus, ko mes anksčiau neturėjom. Šita trijulė, apie kurią Lina pasakojo, pastoviai turėtų būti, ne? Čia jums kaip partneriam rekomendacijų, nes jeigu nebus gero miego, nebus resurso, nebus energijos, kad ir kokias nuostabias istorijas ir patirtis turėsit, jums nebus tos vidinės energijos išnešti iš žmonės. Ne? Sportas, judėjimas, aromažygius, kas dar neinat, drąsiai aromažygius eikit tikslingai dėl savęs pirmiausiai. Tai yra Ninsia Nitro, zinkas mūsų, multigreens, tai yra minimumas, kuris tikrai galėtų būti kažkurio etapu įtrauktas labai stipriai į jūsų fokusą. Va, ir švarūs namai be chemijos, beje, praktinė aromaterapijos mokykla, berods kitą savaitę, ar ne, bus tam paskirta labai visą savaitę būtent šitai temai, nes mes gyvenam namuose ir tai irgi mūsų gyvenimo būdas, kur po kropelytę veda į ilgalaikį sveikatinimąsi. Tad jei nori stabilaus verslo, pirmiausiai stabilizuokim savo emocijas, savo vidų ir savo fizinį kūną. Vienas nuo kito, jeigu kažkas sakysit, oi, tik nuo emocijų viskas priklauso, arba tik nuo fizinio kūno, aš juos dėčiau tikrai šalia, labai, vadinkim, vienodų svorių. Nes jeigu fizinis kūnas nepailsėjęs, pervargęs, jūs turėtumėt tom dienom nesirodyti iš savo kambario, todėl kad emocijos greičiausiai nebus tokios, kaip jūs sąmoningai galvojat ir turėtumėt būti ir kaip jūs besistengtumėt. Taip. Kiekvieną dieną užtenka 3-5 minučių, kad tą balansą savo sveikatos susigrąžintumėm ir susikalibruotumėm. Aš labai rekomenduoju turėti tokius eterinius aliejus, ką turit iš startinio Peppermint, Lemon,
bet ir clarity, tokiam aiškumui, apie ką aš, kodėl. Balanso ratas aplamai, kai aš matau visas tas sritis, bet aiškiai duodu savo atsakymą, kad aš dabar dirbu ties 2 sritim šitom, dabar, artimiausius 2-3 mėnesius, ar artimiausią mėnesį, ar artimiausias 2-3 savaitės, tam, kad protui būtų ramu ir viduj būtų aišku. Ir 5 minutės tiesiog giliai, ramiai įkvepiam ir iškvepiam ir bent 8 kartus pakartojam, jums užteks tų 5 minučių. Imam ir savo, per konferenciją išgirdau naują pavadinimą, ne asmeninis garintuvas, o palapinė. Iš delnų padarom palapinę savo nosiai ir su kažkuriuo eteriniu alieju, tikslingai iš šitų rekomenduoju, prakvepuojam, galvojant apie savo balanso ratą ir mintyse kartojame dienos ketinimą, arba jeigu darot ne iš ryto, dienos vidury, irgi labai rekomenduojama, užsidėkit žadintuvą 12, 3 ar 6 valandą vakaro, tos dienos ar refleksiją, ar tokį staptelėjimą, o kur ir apie ką aš einu ir apie ką mano šita diena. Tai 3-5 minučių. Namų darbo nereikės, kad žadintuvą parodytumėt, bet pasidarykit dabar, kai klausotės, va čia ir dabar užsidėkit, kada jūsų tas 3-5 minučių pauzės bus. Taip, iš tų 2 sričių sekantis etapas, ką mes turim pasidaryti, tai yra 3 mėnesių planą. Labai aiškiai, konkrečiai, būdama šitam versle, rūpindamasi pirmiausiai savim, kurias sritis aš pasiimu ir atsakingai prieš save pareiškiu, kad dabar ties tuo tikslingai dirbsiu. Ir dabar trumpai galit tas 3-5 minutėm dar paimti eterinį aliejų, gal jau yra bandans pas jūs atsirado palei šoną, paimti į delną ir kvepuojant eterinį aliejų atsakyti savo į klausimą, kaip mano gyvenimas pagerėtų, jei tos 2 sritys, kurias nujaučiat arba jau pasižymėjot, pagerėtų 2-3 balais. Pasižiūrėkit, koks ten jūsų balas, kaip matote savo gyvenimą, kaip jis atrodyt. Taip, dabar taip. Kaip jausėsitės, kaip atrodysit, ar ne, kad, pavyzdžiui, Lithuania. kaip? Lithuania. Išjunkit Europe. mikrofoną, prašau, ačiū. Yeah. Kaip tai įtakoja jūsų ir verslą? Ar tai įtakoja? Taip, ne? Ir kaip? Ir dabar einam prie tokio 3 žingsnių modelio. Čia bus klausimų, galit juos ir nusifotografuoti ir ramiai tyliai pabaigsit šiandien. Išsijunkit mikrofoną, prašau, aš nematau, kas. Taip, ačiū. Pirmas žingsnis šitą modelį, stiprinam save ir klausimus, kurie gali padėti tai padaryti, juos idealu būtų, kad jūs atsakytumėt raštu. Ką turiu daryti kasdien, kad mano sveikata gerėtų? Kai prisėsit prie to sveikatos balanso rato, aš jums duosiu formą, šabloną. Jūs tai sąžiningai atsakykite. Niekas ten namų darbus pridavinės, niekas ten jūsų detaliai neskaitys, svarbiausia, jūs atsakykit savo. Kokius 1-2 produktus, ar sistemas, ar programas aš tam renkuosiu iš Young Living asortimento? Jeigu tai energijoje, galbūt tai bus Ninseret ir gal jūs gersit ne po 60 ml vieną kartą,
O 3 kartus, galbūt jūs norit ne tik energijos, bet ir medžiagų apykaitą pagerinti, tai jūs gersit 3 kartus, ar ne? 8 val. Ryte, 10 ir 14. Yra toks NINSEE protokolas, ne tik energijoje, bet ir palieknėjimui. Kažkur tarp vizualų yra gražių, tikrai paruoštas ir aprašytas. Emocijom, imu feelings, gal tiesiu feelings, divine, o gal kitus eterinius aliejus konkrečiai, su kuriais galiu irgi dirbti su tam tikrom emocijom. Galbūt biblijiniai eteriniai aliejai šiuo metu gali būti tas geriausias laikas. Man, pavyzdžiui, biblijinių eterinių aliejų protokolą dabar iki kalėdų, ypač su juo noriu pabūti. Virškinimo sistema. Taip, kalėdos šitą sistemą ypatingai, bet galbūt nuo sausio jūs startuosit su organizmo detoksu. Beje, praktinė aromaterapijos mokykloje yra numatyta detali, išsami organizmo valymo programa jau kitiem metam prasidėjus. Fizinis kūnas, BLM, sulfurzim, omega, imuniteto stiprinimas, ar ne, pradedant nuo super C, D, B, bet sistemiškai, teisingai pagerti, imu power kasdien teptis tam tikras vietas, bet kasdien ir 30 dienų, ne? Reiškia, pasirenku bent vieną sistemą, konkrečiai vienai savo sričiai ir su ką su tuo darysiu ateinančias 90 dienų. Iš to sekite savo pokytį. Kurkite istoriją. Iš to, ką jau turit su vienu produktu, dėliokit, jau dėliokit ant popieriaus praktiškai, ne? Kaip tas mano pokytis gali tapti mano verslo įrankiu. Galbūt tai raindrop masažas. Galbūt tas feelings, jūsų pojūčiai, atradimai, pasikonspektuokit. Rašykit kasdien, ypač vakarais, gal kokią mini refleksiją, pasidėkit sąsiuvinį, trumpą žinutę apie mano savijautą. Jeigu kasdien neišeina bent 5 kartus per savaitę arba 1 kartą per savaitę, kaip aš šią savaitę jaučiausi, kas vyko, ką aš dėl savęs padariau, ar ne? Ir kas 7 dienas jūs galit po istoriją jau fiksuoti ir rašyti. Kaip apie tą Joy aš galiu 7 istorijas papasakoti. Aš jums papasakoju tik vieną, ne? Va, todėl, kad jūs naudosit 2 sritim ir kelias programas. Ir pradėti dalintis tuo su kitais, 3 jau žingsnis, tik 3, ne atvirkščiai, ne? Kaip mano pokytis iš tikrųjų, atsakykim raštu savo, gali įkvėpti kitus. Praktika, balanso rato panaudojimas pokalbių pradžiai, tiek su potencialiais, tiek jau su esamais, tai ką darėm su užklausa jūs pradžioj, kad mėnuo prasideda, jūs galit pagrįžti pas tuos žmonės, kurie pas jūs jau yra pirkę kažką ir pasiūlyti jam, žiūrėk, aš tau galiu padovanoti tokį pokalbį, kuris tau tikrai bus vertingas. Tai va, ir padėti žmogui pradėti mąstyti, kurios rytis jam dabar svarbu, galbūt jis pagalvos, kaip ilgai aš apie save nepagalvojau ir nieko dėl savęs nedariau, ir jūs būsit raktinis žmogus, kuris paskatinsit jį į pokytį. Paklauskit, ką jis norėtų 2 balais bent pagerinti, kurias rytis. Gal tai bus tas žmogus, kuris lygiai taip pat sakys, arba emocijos, o gal tas pats svoris 2-3 kilogramai. Sakysit, kaip pradedam kartu, tęsiam kartu, aš kaip tik tą darau, arba kaip tik galiu prisijungti ir mes kartu galim tai daryti. Ir pasidalinkit, kaip tai jums padėjo, ne? Ir veiksmas, kuris geriausiai tai užtvirtina dalinimąsi profesionaliai, taip fainiai, smagiai, kokybiškai, kad per 7 dienas bent 5 pokalbius pravesti pagal balanso ratą. Jei nepavyks per 7, tai per 14, bet tuos 5 pokalbius kuo greičiau pravesite, tuo jums bus aiškiau ir jūs galėsit kaip įrankių žongliruoti gyvenime savo ir kitiem padėti. Tad, kodėl 90 dienų planas labai svarbus, tai yra bent 3 mėnesių, nes per 90 dienų tikrai mes galim pajusti sisteminį pokytį. Jeigu žmonės pradeda gerti NINSEE sultis, mėnuo gali nelabai ką parodyti,
nes mes nežinom, kokia situacija tiek pas jūs asmeniškai, kur priežastys tos paslėptos. Ir tikėtina, kad per 3 mėnesius tikrai būna efektas. Jeigu tai yra geležies atsargos, feritinas, kad ir tų 3 mėnesių gali būti per mažai. Ne? Pažiūrėkit per situaciją, bet 3 mėnesiai, kokį papildą žmogus be paimto, ar multigreens jūs, ar BLM pradėjot, ar sulfurzim, padarykit tai 3 mėnesius. Jeigu jūsų tema yra emocinė savijauta, lygiai taip pat mėnuo yra minimumas, ar ne? Bet 3 mėnesiai, kada jau tikrai atsiranda įpročiai ir tas efektas pasimato didesnis. Praėjot feelings, pereikit prie divine, ten vos 3 minutės per dieną. Galbūt dabar kaip tik biblijinius užsisakėt, pradėkit nuo biblijinių ir po to pereisit prie kitos programos. Va. Nuo to B punktas, jūsų pasitikėjimas produktų, savimi, verslu, jis tik pagerėti gali, pablogėti niekai. Ir jeigu pas jūs klientai atsiranda ir sako, aš naudojau produktą, bet man nesuveikia, tikėtina, kad kažkur laiku nepagryžom ir nepadėjom jam nei chaotiškai naudoti produktą, gal jis iš vis jų mažai naudojo, ne taip naudojo, ir padėti jam patikėti, gauti tuos pirmosius rezultatus. Ir visa sistema kūrė tas istorijos, o istorijos kūrė verslo rezultatus, tad fiksuokit sąmoningai, kas vyksta su jumis. Aš esu vaikščiojantis pavyzdys, ne dėl to, kad tai jum pasakyt, bet dėl to, kad jūs savo dažniau primintumėt. Ir labai svarbu jūsų nusiteikimas dėl savęs, kad jūs galite būti, esate įkvėpimo šaltinių kitiems žmonėms. Nes jeigu jūs esate šitam versle, tikėtina, kad jums patinka padėti žmonėms. Kam patinka, dėkit širdelės kaip Laurina. Ir ne visada reikia dėl kitų ar už kitus ką nors padaryti. Kartais jūs ir be žodžių, tiesiog kaip tas vaikščiojantis pavyzdys, galite įkvėpti žmonės lemtingam, esminiam, svarbiam pokyčiui gyvenime. Ir tai jums, ne tai, kad nieko nekainuoja, tai jums tiesiog gyvenimo būdas jūsų, kur jūs esate dovana kažkam. The gift, ne, eterinis aliejus. Jeigu nejaučia dar to, kad esate dovana kitiem ir savo, tai the gift eterinis aliejus pirmų numerių turi būti kišeniai prie to viso, vadinkim, verslo įrankių arsenalo. Tad aš pirmiausiai esu savo produkto klientas, šio Young Living produkto, programos, sistemos, sričių. Aš esu pirmiausiai savęs pačios, savo produktų, kuriuos vartoju klientas. Ne? Mano savijautos pokytis tai yra gyvenimo būdas. Ir tai yra mano verslo investicija ir galia, kuri užsuka jūsų bendruomenės augimą. Man yra labai ryškus pavyzdys Vilma Sirvidienė su jos visa detokso tema, nors jinai labai stipri ir kituose produktuose, bet jinai yra tas vaikščiojantis pavyzdys, kur aš, pavyzdžiui, ją pažiūrėčiau ir jeigu taip, ką man Vilma primena? Tai, kad laikas organizmo valymui. Ta prasme, nes man jinai tiek kalba apie tą organizmo švarą, kad jeigu man labai svarbu būtų pagalvoti, ką aš daryčiau, sekdama Vilmos pavyzdį, tai organizmo detoksą. Taip, mano pokytis, kaip sakiau, padeda įkvepia kitus pokyčiai. Aha, garsą išsijunkit, prašau, kažkas labai su klaviatūra klapsit. Ačiū labai. Taip. Ir kaip balanso ratas, dabar einam prie to 3 žingsnio, gali tapti verslo įrankiu. Aš jau momentais pasakoju, bet duodu jums dar klausimus, kaip jūs galit vesti tos 4 klausimus, etapus, tiesiog savo pabandykit treniruotis. Prie žmogaus, būnant su juo, paklauskit, iš ko tavo sveikata susideda, kaip tu įsivaizduoji, kokios sritys yra tavo sveikatos įsivaizdavime.
arba kokiomis sritimis sveikatos prasme tu ypatingai rūpinėsi. Ir tada žmogus kalba, jūs galit klausti, o jeigu tau reiktų išsirinkti vieną sritį, kuri labiausiai įtakotų visą savo sveikatą, kas tai būtų? Na, jūs savo pagalvokit, va, Ona susimastė, ne? Galbūt net, nors Onas atsimenu tą temą svoris, nes man labai rūpi visada svoris, aš jį tikrai prižiūriu ir hormonų pokyčiai prasideda, aš matau, kad man sunkiau būti tų pačių kūno normų, kurių aš visada buvau ir įsivaizdavau save, tai aš imčiau, reguliuodama svorį, imčiau hormonų temą mano atveju. O hormonų tema tai yra mityba ir jėgos pratimai su normaliais svarmenimis, kur ten puškuoji, bet šiandien reikėjo kelti tokią štangą. Oi, kodėl, už ką? Tai va. Trečias dalykas, o galiu aš tau parodyti, kas man padėjo, žiūrint į sveikatos, man aktualias rytis ir ką aš su tuo dariau. Švelniai, patraukliai, profesionaliai, tikrai rūpinantis žmonėmis. Ir visa tai tikrai veikia. Jeigu žmogus sakys, ne, tai irgi yra labai geras atsakymas. Reiškia, žmogus dabar jis dar negalvoja apie savo savijautą ir sveikatą, arba galvoja, kad jinai bus amžinai tokia gera. Bet reikalui esant, arba net nereikalui esant, po pokalbio su jumis, žmogus tikrai pagalvos atsakymus į tuos klausimus, kuriuos jūs uždavė. Tikrai. Gal net ir nepasakys jums, o gal ir pasakys praeis mėnuo, antras ir sako, žinai, atsimenu, kai tu manęs ten paklausai. Ir aš va tada pradėjau, arba nepradėjau, arba dabar pagrįžau. Taigi, ir 3 pavyzdžiai, kaip jūs einant jau į verslo temą per produktą, paieškokit savęs pozicionavimo krypties, kas jum arčiau prie širdies. Kaip vat Vilmos Sirvydienės pavyzdį paėmiau detokso, nes ji tuo gyveno, tai yra jos istorijos dalis, tai yra jos stiprybė. Kažkam iš jūsų šiandien aktualu tos pačios emocijos, ar ne, arba ta pati miego kokybė, paimkit ir susitvarkykit šitą temą savo gyvenime, padarykit proveržį, pokytį ir ieškokit, kaip papildyti savo profesionalumą, savo asmenybę šitų produktų. Kad aš esu, pavyzdžiui, galbūt Nancy Yaret, kalbant su kitais, klubo, nežinau, įkūrėja, įsteigėja, narė, kur mes rūpinamės kiekvieną dieną energiją, kasdienė rutina, kuri pakelia energiją ir miego kokybę. Kaip pavyzdys. Antras, aš esu emocinės savijautos, emocinio balanso ambasadorė, trenerė, specialistė, praktikų vedėja, ne? Dirbu su tokia Feelings programa ir dieviškojo likimo aromatais. Trečias dalykas, aš esu organizmo detokso praktikė, ar ne? Konsultuoju žmones, kaip naudoti tikslingus produktus, harmoningai, su švelnumu savo, išvalyti ir palaikyti organizmo švarą visais metų laikais. Atraskit savo, sudėliokit. Ir dabar užduoties jums nereikės pozicionavimo, bet svarbiausias mūsų šiandien susitikimo laikas buvo skirtas į jūsų sveikatos balanso rato sudarimą, kad jums būtų aišku, kur jūs judat artimiausius 3-6 mėnesius. Nes jeigu jūs pažymite tas 2 sritis, jums jos svarbios. Ir greičiausiai, pataisykit mane, jeigu aš neteisi, kad jos įtakoja visą jūsų sveikatos suvokimą ar ne, apibrėžimą, kurį jūs įsivaizduojat. Galbūt, pavyzdžiui, netgi tas pats svoris atrodo, svoris. Ar jis neįtakoja sveikatos? Yra labai daug mokslinių tyrimų, vidiniai ten pertekliniai riebalai, išoriniai, svoris, sąnariam perteklius ir taip toliau, hormonų įtaka. Tai ne tik dėl grožio galbūt jūs tai darysit, ar ne? O galbūt vidinius tos riebalus norit susimažinti ir nueisit tikslingai į svarstyklės pasimatuoti, ar ne? Liemenį apsigaubsit, ar ne? Moterims skaitosi iki 80 cm per liemenį yra svorio rodiklis teisingas,
kad tai neįtakoja vidinių organų sveikatos pokyčių iki 80 per liemenį. Tai nebėkit, dar kol kas nesimatuokit, bet pasimkit tą sritį ir pradėkit nuo savęs. Nes jeigu tas liemuo yra jau geresnis negu buvo, kaip moterim faina kokią gražią suknelę užsidėti. Ir kai aš užsidedu savo mėgstamą suknelę, kaip aš kalbu su žmonėmis ir kaip aš jiem perduodu šitą temą. Geriau ar blogiau? Nu, turbūt aišku, kad geriau, ar ne? Tai pirmoji užduotis bus užpildyk savo sveikatos balanso ratą pagal klausimyną. Formą, šabloną, temoje, kur yra balanso ratas, vakar ta tema jau susikūrė, jūs rasite PDF formatu, galėt atsispausdinti arba tiesiog pasižiūrėti ir klausimus persirašyti, visi būdai tinka. Dar bus įkeltas wordinis variantas, galbūt parsisiųsit ir norėsit kompiuteriu rašyti, o gal norėsit atsispausdinti ir ranka užrašyti. Jums visi įmanomi būdai jūsų patogumai, kad jūs svarbiausia tai padarytumėte dėl savęs. Ir užpildytą tą klausimyną nufotografuojate ir įkeliate kaip atliktą užduotį. Tada 14 dienų ilgiausiai suplanuokite ir praveskite 5 žmonėm tą balanso ratą pagal mano tokias mini gairias. Padėkit jiem bent jau pradėti mąstyti ir pasidėlioti tai, ką mes darėm su jumis. 2 sritis, kaip tu tai darysi, kokius veiksmus artimiausius 3 mėnesius darysi. Tai gali būti į tą veiksmų sąrašą įtraukti ir mankšta, nežinau, žadintuvas, ten, bet ir papildai. Papildai ir Young Living eteriniai aliejai. Trečias dalykas, aptarkite savo sveikatos balanso ratą ir tuos pokalbius su žmonėm, jeigu jau turėsite, bet prioriteto tvarka savo labiausiai svarbu, su savo sponsoriumi. Ir aptarimo foto įkelkite į jau atliktas užduotis. Ir ketvirtoji paprasta labai užduotis, tam, kad jūs praktikuotumėte savo istorijų pasidalinimą, praktinėje aromaterapijos mokykloje pasidalinkite savo istoriją, naudojant tą produktą, kurį pradžioje aš jūsų klausiau, kuris galbūt, nebūtinai tą, galbūt ir kita istorija, bet tai gali būti, jeigu jūs jau parašėt ir pagalvojot apie tą produktą, greičiausiai turit istoriją. Tai praktinėje aromaterapijos mokykloje ar bendrame čate, ar matysit, jeigu tas produktas eina prie kažkurios kitos temos, galit ir prie konkrečios temos įrašyti tą istoriją. Ir nuorodą, linką tos istorijos įkelkite į mūsų čatą, kur fiksuojate savo atliekamas užduotis. Va. Taip. Ir dar Telegram čate jūs rasite gyvenimo balanso rato instrukciją. Kas einat Feelings programas, jūs ar praeidinėjot, jūs jas matėte, kas nėjote, tai yra įrankis jum dovana pasidaryti savo viso gyvenimo balansą, kur sveikata yra viena iš 8 sričių, kurios jums suteikia tą laimės jausmą, gyvenimo džiaugsmo, gyvenimo tą balansą, ne? Tai irgi, bet čia nebūtina kaip užduotis, čia tiesiog savo, todėl kad verslas, pajamos, sveikata yra bent 2 sritis tam jūsų gyvenimo balanso rate, kurį mes čia būdami kartu galim gerinti. Taip, sveikatos balanso formą rasite, kur rašysite, ir istorijų pasidalinimo čate, kur aš jums rodžiau QR kodą, dar įkėliau jums papildomai, kad jums atskirai neieškoti viso to. Taip, ir citata jums įkvėpimui. Rezultatus kuria ne stebuklai kažkokie, nors kalėdos mes laukiam stebuklų. Oi, kaip čia, kad ten, nežinau, imtų ir susitvarkytų kas nors mano savaime. O paprasti kasdien žingsniai, disciplina, maži žingsneliai, per mėnesį 2, per 3, per 6, o kartais ir per metus kitus mes matom tą pokytį, tuos žingsnius, kuriuos darėm kasdien. O sveikata tai yra tavo verslo fondas, Kunzėja, mūsų start mokymų, vienas iš kriterijų vedantis į rezultatus. Augi tu,
kaip asmenybė, palaikai savo gerą savijautą, auga ir tavo bendruomenė ir komanda. Ir mano anonsas, nepamirškim, kad kitą savaitę jau kalbėsim apie skaičius, marketingo planas, tai tradiciniu laiku. Ir noriu dar priminti, kas dar nesiregistravot, vietos tikrai tirpsta, primenam, kad suvažiavimas Birštone pasiruošimo įkarštyje, paketų yra ribotas kiekis su nakvynė, 2 nakvynėm, tai susiraskit, paklauskit savo komandose ir pasidovanokit savo iki Kalėdų šitą vietą, bilietą. Ir dar kartą primenu, gruodžio 17 mūsų šventinis visų partnerių susirinkimas. Dress kodas nepamirškit, nusifotografuokit arba kalėdinius kokius nors auskarus, kad matytumėm mes ryškiai jūs. Gal kas nors karūną kokią norėsit sugalvoti, nežinau. Ninsierė taurę būtinai pasiplanuokim ir apsirenkim raudonai, žaliai. Arba neutraliai, visada irgi tinka. Tai mano pranešimas tuo ir baigėsi. Ir dabar grįžtamasis jūsų ryšys, po 5 minutės tiesiog skirkime tam, ką išgirdote šiandien savo, naudingo, konkrečiai savo, ką su tuo darysit. Taip. Jūsų grįžtamasis ryšys visada lektoriui yra didžiulė dovana, kuri yra aukso vertės. Tad padovanokit aukso gabaliuką. Įsijunkit mikrofonus, prašau. Aš irgi noriu dovanų, aš tiek jums dovanų prisiunčiu ten. Sveiki, aš galiu pasakyti, Taip. labai buvo įdomu, iš tikrųjų, tas sveikatos balansas, įdomus ratas, net galvojau pagalvoti, ką būtent turiu rašyti, kaip jūs pasakėt, Birutė, aš taip, galvoju, labai įdomi paskaita, net rašiaus iš tikrųjų ir dabar niekada taip nedarydavau, kad ten būtent viską aš visada pasakodavau, o dabar būtent susikoncentruoti į vieną kažkokį sritį, kažkaip niekada taip nedariau. Aš viską aplamai, viską labai daug pasakodavau, gal ir per daug. O šiaip labai įdomu, labai ačiū už paskaitą. Ačiū Jums labai. Ačiū, Birutė, ačiū, kad daliniesi iš tikrųjų, nes mums svarbu pataikyti žmogaus poreikius. Kaip mes pataikom, mes tada pasakojam apie viską, kas mums rūpi, bet tai nereiškia, kad tas žmogus tuo metu gyvena. Jis gal atėjo lieknas, gražus, ne? Bet jis savo nori 2-3 kilogramus ir jis numesti, pavyzdžiui, jūs 100 metų nepagalvotumėte, ne? Bet kai pradedat šitą dalyką daryti, tai užtrunka 5 ar 10 minučių, labai trumpai, ir jums jau aišku, į kurią kryptį. Ir dar vieną klausimą aš duosiu, Birutė, jūsų klausant, klausimas, kuris ypatingai padeda žmogui mąstyti. Kai jūs padarot ratą, jūs pasižiūrit 2 sritis, aš mėgstu užduoti dar vieną klausimą. Kaip manai, tavo gurų sveikatos srityje žmogus, kurį tu matai kaip etaloną, kuris išmano, ką jis tau patartų 3 svarbiausius dalykus dabar daryti dėl savęs? Aš manau, man asmeniškai yra svarbiausiai dabar paskutiniu laiku miegas, vitaminai, maisto papildai, nes matau, kad jau silpau, nes nebenaudojau, matau, kad reikia jų labai. Ir mityba. Mityba pagrindus. Bet žinot, ne visada visko laikais, kaip visuomet. Jo, tai irgi savęs budeliauti ant savęs irgi nereikia, nepamirškim pasakyti, taip, šiandien suvalgiau ne tai, ką reikia, bet aš vis tiek myliu save ir priimu save. Tai vat ir su žmonėm, kai kalbat, kai jis sako, pavyzdžiui, Birutė sako, miegas ir taip toliau. O žinai, aš galiu tau padėti, Young Living yra 2 fantastiški papildai, kurie tikrai veikia, kad ir mažiau tu miegi, bet tu maksimaliai gerai pamiegosi. Tu jau, ta prasme, aš tą išbandžiau skeptišką, nors aš šiaip gyvenime gerai miegu, bet ir negalvojau, kad čia man tie papildai dar kažkokį wow efektą padarys.
Ir va tada konkrečiai einat, ar ne? Jau tada birutė, aš su jumis atsisėdu ir dėliojam. Dėl miego galim šitą, aš surašau ir padedu tau, kad tu pradėtum tą daryti, ane? Dėl mitybos, na pakeiskim vakarienę, pavyzdžiui, Balance Complete kokteilių. O gal pusryčius tau geriau pakeisti? Galvoju, kad gal ir vakarienę reikėtų. Tai va. Tai vat, ir taip einam pa žmogų ir padedam jam tą krepšelį sudėlioti. Gerai, ačiū labai, Birutė. Ačiū Jums labai. Ačiū. Kas dar? Aš iš mašinos, jeigu galima, nes dar vis Taip, važiuoju. Aiste. Ačiū labai, Jolanta, už paskaitą ir vat, tas toksai priminimas, ar ne, kad mes galim su šito balanso ratu būti priminimas kitam, pasirūpinti savo sveikata ir prisiminti iš vis savo sveikatą kaip tikslą, nes kartais, kai siekiam tikslų ir įsivažiuojam, nežinau, į kažkokią labai didelius planus, ką darysim, pamirštam ją, tai ačiū Jolanta, nes man dabar pačiai buvo tai kaip priminimas pasirūpinti savo sveikatą ir tos dvi sritis, galvoju, jos pamirštos ir aš tiksliai žinau, ką daryti. Tai ačiū, suveikė ne tik kitam, bet ir man. Tai manau, kad lygiai taip pat mes, kai eisim dalintis su kitais, kuo mes galim padėti, tuo pačiu prisiminsim ir save. Ir padėsim lygiai taip pat ir savo ir taip spręsim. Tai ačiū labai. Super, Aiste, ačiū. Ačiū, kad dalinies. Aš beje su Aiste kalbėdama kažkada turim vieną bendrą tokią aktualiją, kur labai diskutavom apie feritiną. Ir aš tą progą pasidariau savo feritino, geležies, tokio organizmo detokso programą, nes labai intensyviai tikrai moku ir dirbu ir su dirbtiniu intelektu. Parsisiunčiau iš Amerikos Mineral Essence, toks yra papildas, kuriame yra vario. Ir būtent su Aiste, diskutuodamos Monake, sėdėdamos ant balkonėlio, atsimenu, kaip su Aiste kalbėjom apie vario momentus. Ir aš tada pradėjau analizuoti, kurie Young Living produktai vis dėlto ir atradau, kad tas Mineral Essence, jame yra to vario. Tai aš tikslingai pasidariau savo programą, aš gėriau ledum, taip sąžiningai, ten 3 savaitės, ledum, šlamutis buvo pas mane, lemongrass, žodžiu, visas protokolas. Tai va. Tai jūs jūsų sponsoriais tikrai galit pasitarti ir padėlioti, jeigu jums neaišku, ką daryti, nes jeigu esat naujas partneris, tai tikėtina, kad jūs žinot problemą, o ką su Young Living produktais, programom, normalu, kad nežinot, ar ne? Ir galų gale praktinėje aromaterapijos mokykloje gal irgi dar nebuvo ta tema nagrinėta. Gal jums kaip tik aktualų hormonų tema, o informacijos šiek tiek trūksta. Tai sponsorius yra tas šaltinis, kuris jums padės rasti atsakymus. Aš manau, kad jeigu mes darytume tiek, kiek žinom viską, tai būtume labai jau čia iš tikrųjų ir daug sveikesni, ir daug energingesni, ir daug laimingesni. Bet tą žinias kaupiam ir jas nepritaikom, tai geriau iš tikrųjų kažkiek netgi mažiau žinoti, o daugiau daryti iš tikrųjų. Aiste, labai teisingai, tą formą, kai pildysite, kur pirma užduotis, pati svarbiausia, jums reikės padėti parašą. Toj formai reikės padėti parašą prieš save ir nufotografuoti ir atsiųsti. Ir tai bus didžiausia dovana, kokią gali dėl savęs padaryti. Ačiū, Aiste. Ir dar vieną, ką nors noriu labai pakalbinti, kas Lauryną mačiau, turbūt kėlė, Arona kėlė ranką kažkas. Galiu ir aš jau parašiau, bet dar pasakysiu. Man tai ačiū labai, tikrai nuostabi paskaita ir kaip ir Aistis sakė, daug mes žinom, bet nepraktikuojam. Ir žinojau tas 2 sritis jau pastovi, kad reikia susijimti, dabar bus didelis paskatinimas tą kryptimį eiti ir kad tie 3 mėnesiai, būtent dažniausiai būna kokį mėnesį pasirenkam, 2 ir po to metam, bet reikia tą daryti ir prieš save, ir prieš kitus, ir kad apgalvoti tą vieną sritį, nes iš tikrųjų einu visur, o kaip sakėt, reikia ir tą restartą, kad kažkaip kaip klubo detokso praktikai į tą pusę eiti. Feelings dabar ypač, kai einu, tai galima į tą pusę praktikuoti. Taip,
Taip, paimti tikslingai. Laurina, tai ar dabar jau nujauti 3 mėnesių bent jau programas arba produktus, kuriuos pirmų numerių norėtum naudoti ir įtraukti į savo sąrašą? Tai aš renkuosi kaip tik emocijas ir sportą. Tai va, tai emocijas, feelings, o sportą irgi dabar turėsiu greens ir visų pirmie, tada kažką. Super. Sportui nitro numeris 1. Atsistatymas kūno daug greitesnis ir jėgos, energijos yra daug greičiau, kur net vyrukai, neišmanantis mūsų produktų ir nelabai sportuojantis pradėjo sportuoti, nitro su savo visų skeptiškumu, kur ten reikia jie mokslinių tyrimų ir taip toliau, priėmė kaip fantastiškai veikiantį produktą. Tad nitro, Balance Complete, Amino Wise, na, jau daugelį Pat ir jo. turiu viską, bet nenaudoju kaip reikia. Gerai, gerai, ačiū labai. Tai ką, baigiam tada mūsų paskaitą, lauksim jūsų balanso ratų, tikrai skaitysiu, man labai rūpi jūsų savijauta, man labai rūpi, kad jūs šitam versle būtumėt tikrai pavyzdys, kur jūs patys savim didžiuojatės, kad jūs įveikėt, praeinat, tai nėra lengvas būdas, ar ne? Mes daug lengviau nubėgsim dėl kitų, ką nors nuveikti, bet kad nepamirštumėm. O jeigu pamirštam, kad šita paskaita, šitas balanso ratas, išsikabinkit, kad lengvai būtų pagrįžtumėt. Ir nebarkit savęs, kai nuslystat. Rytoj yra nauja diena ir nauja diena aš ramiai su meilė savo pradedu. Ona dar nori kelią ranką, ar ne? Man irgi labai patiko ir tiko paskaita ir tarsi tas tokia kaip kelrodė žvaigždė, ar ne, vat, kur tu kryptingai gali judėti ir nekalbėti apie viską, ar ne, o tik tai tam žmogui, nes ne visą laiką jis ir pasisako ir net supranta, ko jam reikia, iš tikrųjų ir kai tik tai pradeda ant lapo, tarkim, dėlioti ir tada tik tai kyla klausimų, ar ne. Bet dar kitas klausimas jau tada iš praktikos. Ta prasme, jeigu mes parenkam, sudėliojam produktus, papildai dar yra nieko. Ta prasme, žmogus išgėrė ar ne, geria, viskas tvarkoja, užsakęs, investavo ir panašiai. Bet, tarkim, jeigu atsiranda kaip rekomendacijose dar ir eteriniai aliejai, bet nelabai nori priimti jų po pirmo, antro pabandymo juos vartojimo. Kaip tada žmogų motyvuoti? Aš, pavyzdžiui, labai atsimenu su pankoliu. Ta prasme, mes irgi ėjom grupėje, ten buvo tokia detoksikacijos programa. Nu, žinokit, man tas pankolis buvo kažkas baisaus. Aš tiesiog, pirmą savaitę, bet po to, taip, aš perlipau, viskas yra gerai, dabar galiu jį gerti ir taip. Bet nėra, ta prasme, yra žmonių, kurie iš karto pasako tam stop, blokas ir kaip toliau motyvuoti. Viskas ok, pradėkit nuo tų švelnesnių. Net, pavyzdžiui, jeigu yra iš vis eterinius aliejus, tiesiog citrusiniai garintuvą, tai padės bent jau tavo emociniai nuotaikai, palaikys tavo resursą, kad tau būtų jėgų toliau rūpintis savimi. Pradėkit nuo to paprasto jaukaus aromato namuose. Bet kad jis po truputį tą rutiną tas žmogus įvedinėtų. Su kvapu, kaip mes pradžioje, atsimenu, mums kedras buvo visiems, kai mes tik pradėjome, tai buvo baisiausias. Bet mes paskaitom, kokį gėrį jis daro ir mes ir klientam, ir žmonėm, ir partneriam pradžiai sakydavom, toliau nuo nosies, tada toliau nuo nosies. Padai yra toliausia vieta kūno nuo nosies. Išsitrini padus ir greitai nemiegot. Ir jis tikrai padaro savo darbą. Kitas dalykas, jeigu tas kedras ne ok, rekomenduokit miksuoti arba pankolis. 1:9 su citrusu. Skiesti. Ir tegul pradeda nuo kūno, per kūną vis tiek eina į kraujotaką. Nebūtina ten jų gerti. Tegul tik į garintuvą naudoja arba iš toli ten į padus. Ir tai bus didelis jūsų laimėjimas. Bet jeigu kas mėnesį, ar kaip Ona, ar ten Laurina sakė, kas 2-3 savaitės jūs pagrįžtat prie žmogaus, su tuo nuoširdžiu rūpinimusi juo, ne su tuo, kad grįžtu, kad krepšelį suformuotum, tikrai ne. Pirmų numerių, ką žmogus naudoja ir ką aš tau galiu padėti ar patart, kaip tau sekasi, nuraminti jį, ar ne? Kaip pasiekmė yra krepšelio suformavimas, jis pats susiformuos, jeigu jūs teisingai pakalbėsit, parodysit dėmesį.
Tai ateis laikas, kada jis pats pamatys tą pokytį. O jei ir nepamatys, jūs būsit viską kokybiškai padarę ir kas antras žmogus tikrai liks pas jūs organizacijoje ilgam. Taip, tai va. Ačiū labai, tai lengvo, gero, smagaus laiko su savim, balanso rato. Užduotis iš tos pamokos ne iki šeštadienio būtina atlikti, jūs galite atlikti ir šeštadienį, bet jūs galėsit ir kitos savaitės šitą užpildyti ir įrašyti. Bet balanso ratą pasidarius savo, aptariam su sponsorium ir einam 5 bent žmonės pakonsultuoti. Tai bus jūsų know-how, jūsų įrankis, jūsų dovana visą laiką po ranka, kurią jūs galite padovanoti žmonėm. Pa. Jeigu kas neaišku, klauskit. Ačiū labai ir iki kito trečiadienio. Ačiū, iki.